Sveiki, čia aš, Pro Osmis, ir šiandieną, parodysiu, ką aš pagaminau rūšiavimo mašiną. Deja, aš parodysiu, kaip ją pasigaminti, kaip susilauksiu 100 laikų. Dar aš esu pasigaminęs štai tokį dalyką. Kad maistą duotų. Čia šitas dalykas ne prie ko. Gerai, tai jau parodysiu, kaip veikia mašina. Lagas. Vienu žodžiu. Aš pasimsiu šitos itemus. Gerai, jame parodysiu. Pradžioje parodysiu. Ne. Čianais yra, pagaminau, kurių tau nereikia dalykų. Žiūrėkit, įdedu į čestą. Ir jeigu paspausiu šitą svirtį, jie pranyks. Matot, dar nepranyko, dabar paspaudžiau. Ir jie pranyko. Dabar kaip rūšiavimo sistema veikia. Pasiemame ironą. Pasiemame goldą. Visus šitos pasiemam ir iš čia pasiemam. Po to parodysiu visą sistemą labai trumpai. Va, viską pasiemėme. Dabar žiūrėkite, viskas tuščia, matote? Tuščia. Dabar čianais, jeigu įdėsiu daiktus, matote, jie pradės mažėti ir skirstosi į čestus. Ką? Tuojaus. Aš filmuoju, palauk, labai greit. Va, štai, ir jie visi susirūšiuoja, matot, atsiranda. Ne, dabar rūšiuojasi metalas, matot, atsirandinėjai čianais. Dabar, kol čia viskas rūšiuojasi, aš jums parodysiu, kaip viskas vyksta. Tuoj. Va, girdite, kaip rūšiuojasi. Matote, visi mechanizmai pro čia keliauja, tada atkeliauja į čestus, va iš tenais keliauja, kaip matote. Jeigu susilauksiu šito video 100 laikų, tai tada parodysiu, kaip jį pasigaminti visą pilną video. Ačiū, kad žiūrėjote, šiandieną tiek, iki kito karto.